Na, sveiki prisijungė dar mano vieną vlogą, tai dabar keliauju iki keletą parduotuvę. Noriu į Pepko užeiti, nes labai senai buvau, tai gal kokį puoduką ar panašiai naują rasiu. Norisi apsižvalgyti, taip pat reikia dar nuvaryti pasimti varškės. Ne šiandien planuose gaminti varškėčius, jau senokai gaminau ir šiaip dabar esu su laikina plomba, tai negaliu labai jau kieto maisto valgyti ir norisi pasisaugoti, tai varškėčiai, manau, bus pats tas. O kodėl aš esu su ta laikina plomba, nes man dabar pergydo šaknies kanalus ir jau dabar pergydė, bet man reikia nueiti pas savo odontologę, tiesiog užsidėti jau tą nuolatinę ir panašiai. Na, su vienu dantuku tai aš turiu problemų ir man jos atsirado tai prieš 1,5 metų, nes jisai jau man buvo plombuotas paauglystėj. Ir buvo ganėtinai nemaža ta plomba, bet kažkaip man jo neskaudėjo, bet vieną žiemą buvo tokių keletą dienų, kad man nuo šalčio jį gal pamausdavo šiek tiek, bet apžiūrėjau vizualiai, tai jis grinai, tiesiog plombuotas dantis ir jokio karieso ar panašiai nebuvo, bet man jį skaudėjo. Na, o paskui prieš 1,5 metų man taip užėjo jį skaudėti, kad negalėjau realiai, nei vaistai padėjo, nei niekas nepadėjo ir aš 2 naktis grinai buvau be miego ir kažkaip galvojau, gal praeis, kas čia atsitiko ir panašiai, nes galvojau, kad apsieisiu be odontologų, bet jau 3 dieną supratau, kad man skubiai reikia eiti, nes tikrai kažkas čia yra negerai, nes skausmas tikrai nežmoniškas, kalbant būtent apie dantis, tai tokio skausmo niekada nebuvau jautusi. Na ir paaiškėjo, kad man buvo pulpitas, siuntė pas endodontą, tai sugydė man tuos kanalus, o tas uždegimas, sakė, buvo labai didelis. Na ir aš metus ir 2 mėnesius gyvenau taip ramiai su tuo dantim. Faktis, kol jisai man sugijo, tai aš ilgą laiką kramtyti normaliai negalėjau, bet paskui kažkaip, apie 8 mėnesius jau buvo, kad normaliai aš su juo susigyvenau, viskas tvarkoj buvo, bet paskui maždaug prieš 4 mėnesius vėl aš pajutau, kad aš negaliu kramtyti su juo normaliai. Man ne tai, kad skaudėjo, bet toks grinai kramtant buvo nemalonus jausmas, tai aš prisiskaičiau, kad galbūt man skilo tas dantis ir panašiai, nes jie būna automatiškai po endodontinio gydymo silpnesni, bet nuėjus į polikliniką, man tiesiog pašlifavo tą plombą, nes sakė, kad jinai yra per aukštai ir aš jutau, kad man jinai yra per aukštai, bet man vis tiek nepadėjo, tai žodžiu, sulaukiau aš endodonto, nes ėjau į klinikas, kažkaip pasiskaičiau, kad ten irgi visai nieko ir faktas kainos 2 pigesnis nei privačiai, tai žodžiu, man buvo nerastas vienas kanalas, kur aš gydžiausi pirmą kartą privačiai su mikroskopu, kur labai išgirta ir klinika ir panašiai, didelę metų patirtį turi ir aš suprantu, kad visko būna, bet vis tiek biškį taip abitna buvo, kai sumokėjai labai didelius pinigus ir vis tiek nerado man to papildomo kanalo, nors jinai tikrai ta endodontė taip pat ieškojo, bet būna taip, kad negali 100% patvirtinti, kad ten jį randa ar panašiai, tai žodžiu, nuėjus į Kauno klinikas, man pirmo vizito metu to papildomą kanalą taip pat nerado. Ir išvalė vieną kanalą, nes po viena šaknim buvo būtent šiek tiek uždegimo, tai išvalė tą ir sako, susitiksim po 2 savaičių ir tada jau žiūrėsim, ką toliau. Tai antro vizito metu dar kartą pabandė ieškoti to kanalo, taip pat nerado, bet šalia buvo kaip tik kitas kolega tos endodontės ir tas būtent vyras mane rado, ten nežinau, mažiau tikriausiai nei per minutę tą paslėptą kanalą. Na ir sakau, čia tokia loterija, tikriausiai aš nesakau, kad blogai gydo ir panašiai, bet ta prasme, tikriausiai, jau grinai loteriją randa ar ne. Dabar man tą uždegimą kaip ir sugydė, kaip ir viskas tvarkoj, tai reikės žygiuoti po daugiau nei savaitės pas savo odontologę ir užsidėti tą nuolatinę plombą ir jau paskui vizitas po 0,5 metų, sakė, dar reikės vėl pas endodontą ir pasitikrinti, kaip ten kas vyksta po tą šaknim, nors aš dabar irgi dar negaliu kramtyti, bet sakė normalu, nes 1-2 mėnesių dar galiu jausti, žodžiu, tą tokį nemalonų jausmą. Tai aišku, kaip visada įsiplėčiau, bet sakau, galbūt kažkam bus
aktualu būtent su dantim ir panašiai ir su tais kanalais. Tai šiaip jeigu kažkas nežino, tai Kauno klinikose irgi galima gydytis tuos kanalus ir tikrai, eilės ten didelis, bet jeigu kaip ir man dabar neskaudėjo, tiesiog, kad pasaugot ir nekramtyt su ta puse, tai tikrai galima išlaukti ir sumokėsi dvigubai pigiau ir šiaip, ta prasme, tikrai ten ir mikroskopai ir panašiai, visa įranka yra naujausia ir tikrai, patikima. Įsiplečiu, bet, gal kažkam naudinga info bus. Grįžau namo, nieko tokio nepirkau, ko nereikia ar panašiai, tai tiesiog dar arbatos pasiimu porą pakelių, nes jau namuose, kaip sakant, nebelabai yra jos, o kažkaip mes tą arbatą labai dažnai geriam, mums skanu. Šiaip aš būna, jeigu kažką užkandžiaut noriu, tai aš tiesiog pasidarau arbatos ir suvalgau kokį vieną saldainuką ir tada būna, toks kaip ir pasisaldini šiek tiek, bet ir tų kalorijų per daug neprivalgai ir su ta arbata taip lengvai, lėtai tai yra išgeri ir pasimėgauji prie kokio serialiuko, tai man labai patinka. Ką pastebėjau tiek ir Pepko, ir Maximui, ir tarp kitų parduotuvių, kad dabar labai kažkaip populiaru visokie indai, lėkštės, puodukai, indukai įvairiausi su citrinom. Tai nežinau, iš kur čia šita mada atėjus, bet man jinai labai patinka, bet minusas tas, kad reikia valdytis ir nepirkti, nes jeigu tu kiekvieną norimą indą pirksi, tai namuose tikriausiai nebeliks vietos net tau pačiai, nes tikrai užima vietos nemažai ten tie visokie indai ir puodukai. Tai šiaip puoduko kaip ir norėjau naujo, nesenai jo nepirkau ir kažkaip tikėjausi, kad Pepko kažką rasi, bet nežinau, kažkaip vieną su citrinom mačiau, bet neprilipo, o Maximui vieną irgi gražų mačiau, bet kažkaip jo rankenėlė labai didelė ir net paimt buvo nepatogu, tai jeigu su pilnu, nežinau, ten vandens arbatos kavos, tai tikrai bus nepatogu gert ir gurkšnoti ir mėgautis, nes, kaip žinot, ypač moterim reikia, kad skaniai gertųsi iš puodelio, tai todėl moterytės dažniau tos puodelius ir perka, nors ir nereikia, nes tiesiog norisi kažkaip, kad skaniai gertųsi ta kava ir tikrai kava būna daug skanesnė iš naujo gražaus puodelio. Na, o dabar irgi, kaip matot, grįžau namo ir reikės eiti irgi po dušu, nes dabar yra 28 gal karščio ir yra labai tikrai karšta, bet labai gerai, kad pagaliau ant rugpjūčio turim tikrą vasarą. Tikiuosi, kad ta vasara tęsis tikrai ilgai ir mus dar tie tokie gražus ir karšti orai džiugins, bet šiandien iki 32 mačiau iš viso bus, tai nežinau, gal vakare dar kažkur išeisim praseiti, nes tikrai reikia mėgautis tais gerais orais, nes mes jų turim labai mažai. Nuo paskutinio prisijungimo praėjo gal beveik netgi savaitė liktais, nes norėjau anksčiau prisijungti ir pabaigti šitą vlogą filmuoti, bet buvau užsisakiusi telefoną naują, tai kažkaip norėjau gal atidaryti prie jūsų ir parodyti ir panašiai, bet gavosi taip, kad gavau penktadienį vėlai vakare, tai nebefilmavau, vakar buvo šeštadienis, turėjom svečių, tai vakar aš tik iš ryto nubėgus ir pasiėmiau tą telefoną naują, tai užsisakiau naują telefoniuką, tai nieko ypatingo, bet labai aš jo norėjau. Čia yra Google Pixel 10a. Pirmą kartą turiu ne Samsung telefoną, nes visada buvau Samsung fanė, bet kažkaip Arminas jau senokai turi būtent Pixel Google telefoną, tai jam labai patinka. Man irgi jisai paliko tikrai didelį įspūdį, nes jo kamera yra labai gera lyginant su Samsungo už tą pačią kainą, tai šiaip kiek domėjomės, tai jo kamera prilygsta iPhone'o. Realiai aš pasiimu, galima sakyti, tokį viduriuką, bet jau tą kamerą esu labai patenkinta, nes aš norėjau geresnės kameros, nes prieš tai naudojau telefoną 6 metus kažkur, tai faktas, kad ta kamera buvo jau labai prasta ir atgyvenus ir panašiai, o jiems sugedus turim pakaitinį telefoną, tai apie 4-5 mėnesius naudojau tą pakaitinę, o to pakaitinio kamera tai iš vis yra tragedija, tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau prisiruošiau ir nusipirkau aš tą naują telefoną. Labai kažkaip noriu galbūt ir prijungti ir Instagramą, kad ir ten kartais kažką parodyti ir panašiai, bet tam irgi reikia geros kameros, o su GoPro kamera tai vis tiek, nefilmuosiu storiukų ir panašiai, nes patys suprantat, kad nebūtų patogu ir panašiai. Ta GoPro kamera grinai noriu ir palikti YouTube'ui.
šiaip ir pirmą kartą nusipirkau ir raudoną įdekliuką, nes dažniausiai būdavo juodi. Na, tai šiek tiek keista, gal reikia priprast, bet, na, nieko, priprasim ir bus gerai, nes norisi kažkokių naujovių. Kaip ir minėjau, vakar turėjom svečių, tai tas šeštadienis labai smagiai ir turiningai praėjo. Buvo, atrodo, tik tais atsikėlė rytas ir jau, žiūrėk, vakaras, grįžom tik tais apie 8 vakare. Na, tai ta diena tikrai sprogo, šiandien yra sekmadienis, norėjau eiti į sporto salę, bet vakar nuėjom virš 20 000 žingsnių ir šiaip visą dieną buvom tokiam bėgime, tai sakau, šiandien praleisiu aš tą sporto dieną, nes reikia ir YouTube video nufilmuoti ir panašiai, o kažkaip persiplėšti nelabai gaunasi, nes rytoj yra vėl pirmadienis, tai nesinori jau taip labai draskytis ir norisi kažkaip kokybiškiau padaryti, nes kai esi pervargęs ir panašiai, tai ir tos mintis daug sunkiau dėstusi, tai paskui ir karpyti jau būna automatiškai video montuojant daugiau ir daugiau darbo visur. Na tai žodžiu, taip ir praėjo mano šitas savaitgalis, o šiaip kalbant apie tą patį Instagramo vedimą, kūrimą, aš buvau pradėjus maždaug prieš 5 metus, kai buvo dar koronos laikai, tą Instagramą kurti ir iš pradžių man gan neblogai sekėsi kaip ir man tas patiko, bet kažkaip aš jį mečiau, nežinau iš tikrųjų kokia būtent ta priežastis, kodėl aš mečiau jį, bet galbūt pabijojau, kad nesigaus ar taip toliau. Ir kažkaip dabar man gal norėtųsi jį atgaivinti ir vėl pradėti kažkiek ten su tuo Instagramu kurti. Jeigu kažkam norisi manęs matyti daugiau ir dažniau, galite pasiekti mane Instagrame. Aš nepažadu, kad aš ten labai jau daug tą kūrybą užsimsiu ir tų storiukų, kad daug bus, bet aš noriu savo duoti tokį kaip ir iššūkį, tiesiog pabandyti. Ir žiūrėti, kaip paskui tolimesnėje eigoje gausis, tai žodžiu, apie tą Instagramą, telefoną ir panašiai tiek, o dabar nežinau, ties čia šitą video ir užbaigsiu, nes, kaip ir minėjau, jau ir taip per ilgai gal aš jį filmuoju, nes padariau tokią nemažą tarpą, tai labai ačiū, kad žiūrit, nepamirškit paprenumeruoti mano kanalo, parašyti kokią komentarą ir palaikinti šitą video, jeigu patiko, tai ačiū ir iki greito.